Sveiki. Sveiki, mes kelioniai prie Didžiosios arkos, vaizdas koks atsiveriantis. Sukakėm kilometrų, kaip visada suplukusios. Pavargusios, iš tikrųjų, arką pasirinkom ne šiaip savo. Nežinau, ar jūs matysit, bet čia yra Pine arka, kadangi mes turime Young Living lygiai tokį pat eterinį aliejų. Bet kalbėsim šiandien ne apie pušį, o apie levandą. Levanda, mūsų gelbėtoja, kaip sako, kas nuramins? Mama, tai mūsų kelioniai guodėja ir ramintoja levanda. Aš labai pritryniau kojas, tai pasižiūrėkit. Buvo labai didelė puslė. Viskas susitraukė. Viskas iš po nakties, pylių levanda, visos žaizdos susitraukė, visi tai, kas nereikia. Nusiėmė. Žodžiu, viskas uždžiuvo. Tai kur tu Tautvilė levandą naudoji? Aš kiek žinau, kelionės metu sužinau, kad Daiva man daro kiekvieną vakarą arbatėlę su levanda, kad aš ramiau miegočiau, kad nejaustume to jetlago. Ir man iš tikrųjų nuo kondicionierių paskaudo gerklę, nes kaip jau turbūt girdit, kad šiek tiek kalbu per nosį, tai aš naudoju ją iš tikrųjų nuo gerklės skausmo. Tepu išoriškai, geriu arbatą levandų ir naudoju šiandien išsimaudžius galvą, tryniau levandą, todėl kad labai išsausėjo oda. O išsausėjo dėl ko? Nuo temperatūrų skirtumo, karštis. Patyrėm net 47 laipsnių karštį. Kūnas nelabai supranta, kaip taip įmanoma, bet tai teko patirti. Ir levanda, kur mes dar pasitelkiam nuo visokių herpiukų, kuris taip pat iškilo kelioniai, tai tepu levandą. Ir aišku, naudojam, kada nudegimai kažkokie, nuraminti odą, bet mūsų ramintoja ir guodėja vakaro levanda. Apsitepam su Tautvilė ir miegam iki ryto ir vėl keliaujam. Tai į kelionę būtinai pasimkit levandą. Matot, kokia aš rami. Kas mane seka, žino, kiek aš neku, tai suprantat, kokį efektą duoda levanda. Tai žinai, nuo ko dar labai rami? Mes vakar mes paturbinom efektą kedro eterinio aliejaus, nes atsikėlėm į tokią naują vietą. Ten tokia UFO vieta, tai nelabai ėmė miegas. Tai mes dar apsidėtam kedro eterinio aliejų visur, Atlanto duobutė, kad mums melatoninas įsiskirtų, miego hormonas. Tai šiandien tokios ir plaukiam, ir karštyje, ir su eteriniais aliejais. Tai šiek tiek parodysiu dar, kur mes čia dabar esam su Daiva. Tokį šiek tiek pravesiu vaizdelį, kokie didingi tie mūsų kanjonai. Ir su tuo gražiu vaizdeliu. Ir atsisveikinam. Iki.